Anapus visų formų slypi viena tiesa, esanti visų formų pagrindas, pradžia ir pabaiga. Tačiau matydami vien formą, vien išreikštį, negalime atpažinti savęs. Išties visa, ką patiriame savo gyvenime, yra vien forma visose pojūčiuose. Matome formą, girdime formą, liečiame formą. Forma yra tai, kas yra apčiuopiama. Taip pat ši forma yra mūsų viduje. Šis psichologinis konstruktas, savęs tapatinimas su asmenybė, su istorija. Taip pat yra forma, tik nemateriali, subtili forma, apčiuopiama. Taip pat ir jausmai, emocijos, mintys, konceptai, vaizduoti. Visa, ką patiriame, yra forma. Išties negebėjimas regėti anapus šios formos dengia mūsų akis nuo tikrosios prigimties, nuo Dievo mumyse ar natūralaus proto, kad ir kaip tai pavadintume. Jei priimame ir religiją kaip dar vieną formą, neįžvelgsime jos esmės ir simbolio. Religija, dvasinis kelias, savęs pažinimo mokymai yra instrumentas. Yra instrumentas mus nukreipiantis anapus visų formų, į neišreikštį, į amžinumą, į protą, kuriame ištirpsta visos formos. Klasikiniam budizmo palyginime yra sakoma, instrukcija mokymas yra tarsi pirštas rodantis į mėnulį, šiame kontekste simbolizuojantį patirtį, gyvą, tikrą patirtį. Jei liekame žvelgdami į pirštą, neišvysime mėnulio. Turime pasinaudoti šio piršto nukreipimu, bet atėjus laikui jį paleisti, jį suvokti tik kaip simbolį, kaip ženklą, rodantį gyvąją patirtį mumyse. Lygiai taip yra su religijomis, kurios yra instrumentas Dievo realizacijai savy. Deja, daugelis jų pametė savo mistinės, gyvojo patyrimo šaknis. Jas atrasime tik sudaužę savo protą. Tik pasidavę aukštesniajai galiai. Taigi įvairios religijos, dvasiniai mokymai tampa proto stabu. Negebame matyti tuščios dalykų prigimties. Negebame prasiskverbti pro visas formas į savo šerdį, į savo būties pagrindą, kuris yra kaip erdvė, amžinas, nepaliestas nieko. Šiame prote ištirpo visi konceptai, visas svarstymas, visas lyginimas, visi komentarai. Taigi, kuomet liekame prie piršto ir neregime mėnulio, liekame prie religinės formos, tačiau neįžvelgiame esmės, į kurią ji mus kreipia. Dažnai yra nueinama į visokius kraštutinumus, į fanatizmą. Kadangi vietoj to, kad nubustume iš sapno, vieną sapną pakeitėme kitų sapnų, galingų mentalinių įsitikinimų. Dabar protas sutapatino save su religinguoju aš, su religingąja aš, matydamas save kaip atskirą, matydamas priešpriešą, kovodamas dualistinės kovas, neįžvelgdamas anapus formos. Visų autentiškų religijų esmė, jų mistinės šaknys veda į nubudimą, iš pasąmoningo sapno į tikrovę. Ir ši tikrovė neišreiškiama, neapibūdinama, glūdi kiekvienos būtybės būtyje, jos pačioje gyvybėje. Ji nėra kažkur anapus mūsų, išreikštyje, dar vienoje formoje. Dievas yra kur kas subtiliau nei tik dar viena forma.
Šią tikrovę atidengiame, kuomet savistaba budrumu suvokiame, jog mes nesame šis kūnas, jog nesame nei patyrimai, nei tikėjimas, nei įsitikinimai buvę tokie galingi. Pastebime, jog visas mūsų gyvenimas atsiranda, kurį laiką tveria ir išsisklaido šioje sąmoningumo erdvėje. Tačiau ši pati sąmoningumo erdvė niekuomet nėra pakitusi, niekuomet nėra paliesta nei vienos formos. Reikalinga šiek tiek dvasinės brandos ištrūkti iš šio konceptualizuojančio, objektyvizuojančio proto, kad paleistume tai giliau ir atsiremtume į šį tikrovės pagrindą. Tačiau šio tikrovės pagrindo mes neturime sukurti, neturime įgyti. Jis visuomet yra mūsų būtyje. Ši tikrovė mumyse, ji neturi nei vardo, nei formos. Tačiau visi vardai bei formos atsiranda joje, bei ištirpsta atgal ją. Ji yra visų formų pagrindas ir ištakos, visako pradžia ir pabaiga. Šis Dievas ar realybė, slypinti mūsų būtyje, yra tarsi erdvė, neapčiuopiama, neištariama, nekintanti, nemari. Tai šioje tikrovėje ištirpsta mūsų reakcionalus protas, ištirpsta mūsų mažytis identitetas, asmeniškumas. Joje ištirpsta visi konceptai, visa atskirtis. Suvokime, jog šioje tikrovėje visa yra laikina. Ir visa yra persmelkta vien jos. Ji viena yra tai, kas išlieka, vienintelis pagrindas. Suvokime taip pat, kad visos būtybės yra tos pačios dvasinės prigimties. Ši dvasinė tiesa yra persmelkusi visą visatą, glūdinti kiekvienos būtybės būtyje, jos gyvybėje, tačiau neatpažinta dėl tapatinimosi su forma, dėl iliuzijos. Ši iliuzija, šis tapatinimasis su protu, su būsenomis, su patyrimais yra tarsi sapnas, iš kurio visi autentiškieji dvasiniai mokytojai, praeities, dabarties ir ateities, mus mokė atbusti. Visų autentiškų religijų mistinės šaknys veda į tai, į nubudimą, į vidinę patirtį. Kad išreikšti šią tiesą, buvo pasitelktos įvairios formos ir kalba, įvairūs simboliai, pritaikyti tam tikram laikui, tam tikrai kultūrai, tam tikram metui. Tačiau ši tiesa mumyse, ji viena tveria anapus visų šių formų ir simbolių. Protas negali pats savęs nugalėti. Protas negali pažvelgti anapus formos. Negali atrasti nušvitimo pats savyje. Šiam protui reikalinga malonė sudužti, nukreipti šį materialų protą į tai, kas neišreiškiama, patikėti šį protą į aukštesnėje galią. Kuomet pasiduodame, tikrai atiduodame savo protą Dievui, aukštesnėje jėgai. Į mus prasiskverbia šviesa, erdvė. Tačiau ši aukštesnioji galia visuomet slypėjo mūsų pačių gyvybėje. Ši aukštesnioji galia, kad ir kaip ją pavadintume, Dievu, Kristumi ar kokiu kitu religiniu vardu, išties yra daug daugiau nei vien forma. Ji yra visos kūrinijos pagrindas ir šaknys, apjungianti visas būtybės į vienį. Išties Dievuje nėra atskirumo. Ar Dievuje išties egzistuoja koks nors religinis konceptas? Dievas yra anapus visų konceptų, visų išraiškų, viso laikinumo.
Galbūt daug kas nusivils, tačiau šis kanalas nėra apie kažkurią religinę formą. Šie pokalbiai yra tik su vienu tikslu – nukreipti į savęs pažinimą. Nes savęs pažinime atbundame į tikrovę, į skaidrą. Ši tikrovė, ši tiesa visų mūsų prigimtyje yra religijų įkvėpėja. Dievas gyvas kiekvienos būtybės širdyje, čia ir dabar, šią akimirką. Tad šis kanalas, šie pokalbiai yra tiems, kurie geba palikti limitaciją, sudaužyti šį protą, nuolat besigriebiantį už formų, veiksmo, įvykių, patyrimų. Visi pojūčiai atsiradę sugrįžta į Dievo glėbį. Visi konceptai, visas teorizavimas sugrįžta į Dievo neišreikštumą. Visi debatai, visi ginčai, visos formos ištirpsta į Dievo neišreikštį. Kas lieka? Kas iš tikrųjų lieka mūsų patyrimu? Vien protas kaip erdvė, atvira. Tai yra mūsų realybė, mūsų pati gyvybė, mūsų dvasia. Šioje dvasioje visą regime tuščios prigimties. Taigi neužstrikime savo dvasinėme kelyje, prasiskverbkime giliau, paleiskime giliau, atiduokime giliau Viešpačiui visus savo konceptus, visą struktūrą. Atpalaiduokime savo psichologiją, atpalaiduokime ją giliau. Pastebėkime, kaip fanatiškumas, tapatinimasis su bet kokia forma, su asmeniškumu, mūsų užveria, uždaro, sukausto, bet koks priešinimasis kažkam. Išties Dievo akivaizdoje neskiriam kairės nuo dešinės, viršaus nuo pačios. Dievo akivaizdoje, Dievo artume yra tik amžinas nežinau, amžinas priimti, amžinas atvirumas, amžinas žengimas į tuštumą, į nežinomybę. Atvėrus savo rankas, pasitinkant visas gyvenimo formas kaip vieną. Išties visas šis gyvenimas yra Dievo dalis. Visi mūsų patyrimai yra Dievo kūrinyje. Visa, ką patiriam, yra Dievas, formoje ir neformoje. Tad su kuo kovoja šis limituotas protas, norėdamas pakreipti likimą ar įvykius pagal save? Norėdamas atstumti kažką, pakeisti kažką, nugalėti kažką, įrodyti kažką? Apart Dievo nėra nieko. Tad atbuskime į laisvę, į tikrąją laisvę. Užteko mums limitacijų. Protas kitaip suvokia laisvę nei dvasia. Protui laisvė skamba galbūt kaip troškimas patirti tokią ar anokią patirtį. Ši proto troškimo laisvė mus pasodino išties į dvasinį kalėjimą. Tačiau dvasios laisvė yra kas kita. Dvasios laisvė yra skaidra, skaidri būtis savęs atpažinime. Kuomet mūsų nebeuždaro, nebeužveria jokia forma, joks tikėjimas, joks įsitikinimas, joks pojūtis nepaskandina mūsų į užmarštį. Esame nuolatinėje savistaboje, atpažindami savo natūralų protą, nelimituotą, kaip dangus. Išties į šią erdvę vis giliau ir giliau paleidžiame visą savo rūpestį, visą susikaustimą, visą įtampą, visą objektyvizavimą, visas idėjas apie save, taip pat savo praeitį, visą atiduodame į Dievo rankas. Tačiau patyrimu. Ši tikroji mūsų prigimtis kaip erdvė, atpažįstama visišku pasitikėjimu, pasidavimu. Tavo prigimtis yra permatoma, nekintanti,
apkabinanti visas ją pasiekiančias formas, vieno skonio, vieno patyrimo, be jokio šališkumo, be jokio teisimo, lyginimo, smerkimo. Nes nėra jokios atskirties, suvokiame, jog Dievas yra visa, kas yra. Tik tokio plataus požiūrio žmogus, šitaip sudaužęs laikiną į protą, geba įžvelgti tiesą, slypinčią už kiekvienos religinės formos. Yra vienas Dievas, viena tikrovė, viena realybė, išreikšta daugybė simbolių, per daugybę mokytojų, per įvairias formas pažinome amžinybę. Ši religinė forma yra kur kas daugiau nei laikinumas, esanti visako pradžia ir pabaiga, pats visos kūrinijos pagrindas, pati gyvybė visoje kūrinijoje, šviesa, suteikianti dvasią kiekvienai būtybei, gyva mūsų būtyje, apjungianti visas save pažinusias sielas į vieną tiesą, vieną religiją. Padėkime šalin visus nesutarimus, visus debatus, visą pasiskirstimą. Dieve visi esame viena, Dieve nėra atskirties. Įžvelkime anapus šių laikinų formų, įžvelkime anapus skirtumų.